Na, va, praėjo apie 30 minučių. Čia per tą laiką, aišku, reikėjo biškį gal ugnį pakoreguoti, gal truputuką tarpuką padidinti, pamažinti. Vis tiek tam tikrą temperatūrą reikia išlaikyti, kad nebūtų orkaitė nekeptų. Dūmelis va eina pro tarpukus. Nu ką, atidarom, žiūrim, kas čia gavosi. Vaizdelis va toksai. O čia vaizdelis, kas liko iš striuškių. Nu, man labiau patinka tokie macniau parūkyta. Kaip ten kiti išsireiškia, kur pilna dervų ir kancerogeno. Tai aš gal dar truputuką įdėsiu porą šapukų ir porą minučių dar. Dar aš jai biškį duosiu pirtelės efekto. Na čia kiekvienas darosi individualiai, kaip kam. Pagal skonį, pagal supratimą, pagal norus ir lūkesčius. Tai va, tai žodžiu, šiaip procesas vyksta va taip. Tai žodžiu, ir valgoma yra atšaldoma ir būtinai parą į šaldytuvą kišt. Jinai parą pastovės, jinai bus visai kitokia. Tada bus tikras aromatas ir tikras skonis rūkytos žuvies. Va tada jinai yra valgoma, o ne iš karto po proceso. Tai va. Skanaus.